pat ir atsikėlė į derlingiausius regionus apie 6000 metus aplink Juodąją jūrą. Ir va tuo metu apie 6000 pabaigė ledynai visi, baigėsi tas didysis ledynmetis ir staiga susijungė Gibraltaro, per Gibraltaro sąsiaurį su Viduržeme ir tenai gal buvo koks upelis nedidelis, bet apie 6 prieš Kristų, tai yra 8000 metų atgal. Marmuro jūros tenai beveik nebuvo, bet buvo toksai nuolydis iš tos pusės ir susijungė tada Viduržemė jūra prisipildžius to iš Atlanto vandenyno, prisipildžius susijungė su Ūksminė jūra arba Juodąja. Ir tada va ta civilizacija visa paskendo. Bet čia archeologiškai įrodyta, galite pasižiūrėti. Va čia ir yra Atlantida. Ir tada, nuo 6000, tai yra 6500-6200 prieš Kristų metų. Gali tiksliai įvardinti. Jeigu kas netiki, tegul eina į National Geographic tenai website, įveda Excavations in Black Sea, ten archeological, ten ir panašiai, archeologija apie Tvaną ten gali paieškoti. Ir jie atras visą tą civilizaciją, kuri po to ir įvyko sprogimas, persikėlė į derlingiausias žemės ir į vadinamąją karališkąją Sarmatiją arba karališkąją Skitiją, tai yra šiandienos Ukrainos teritorija, kuri kalbiškai yra giminingiausia mums. Nes viena dalis, kuri atsiskyrė, ir įdomiai, vėl surišta su karo dievybėmis ir dar kažkas, tai vat po šitos katastrofos, Atlantidos užliejimo, tada gavosi vyrų vaidmuo svarbesnis, nes jie turėjo eiti ir ginti, jie turėjo atsikelti tas vietas, kur gyveno Fino-ugrai, Aorsiai, Karetonė, Salijai ir panašiai. Atsikėlė ir ten įvykdavo konfliktai, bet tai buvo maždaug apie 4000 metai prieš Kristų. Ir po trupučiuką va ta žemdirbių civilizacija, žemdirbių kultūra labai lengva atrasti. Puodai, žodynas visas, jisai po trupučiuką slinko ir atsilinko čia. Apie 4000-2500 prieš Kristų. Mes tokie kaip esam, atėjom čia apie tai, ką mes vadinam baltų arba žemdirbių kultūrą. Aš ją vadinu Sarmatijos dalim, nes tai yra pasaulėžiūra. Surišta su šventyklomis, nes šventyklos kaip saulė, kaip žvaigždės sukasi, yra visiškai metų ciklas, tiksliai kada reikia sodinti, tiksliai kada pjauti derlių, jokios mistikos, jokios mitologijos, nors tai gali mistifikuoti ir panašiai kažką tai padaryti. Pati šventė yra nuo žodžio šviesa, švęsti, ant kalnų būdavo šventyklos ir panašiai. Tai buvo visiškai surišta su dangaus kūnų padėtim, su pilnatim, su delčia, su saulė, mėnulio, bet tai buvo kalendorius. Kaip gavosi? Buvo žemdirbių, kurie buvo visiškai decentralizuota, nebuvo centralizuotos valdžios, jos nereikėjo. Jeigu yra viskas gerai, kam ta valdžia reikalinga? Valdžia yra reikalinga tik tai kaip auditorių grupė, kuri gali spręsti problemą. Iškilo problema, sakykime, upė išdžiūvo. Aha. Ko man tada reikės, kad ta upė galėtų vėl tekėti? Žinoma, ne 50 Seimo narių. Reikės ten 100, bet kas geriausiai galės tą problemą išspręsti, tie, kas kasa dar, ir tada iš tos ryties žinau, būdavo išrenkami specialistų grupė ir paskiriama išspręsti tą problemą. Kai jie išspręsdavo, jos atleisdavo. Aš jį atleidžiu ir tiek, nes aš moku atlyginimą. Tai vat, čia yra dar visiškai kitos civilizacijos, visiškai kiti valdymo modeliai žmonėmis. Šitą, ką mes turim, yra visiškai nereikalingas ir visiškai dirbtinai sukurtas, kad visi būtumėm vergais. Batareikos funkciją turėtume, kad maitintumėm kitus. Vat, pavyzdžiui, atiduodam iki 70% savo atlyginimo tam, kad maitinčiau nekompetentingus Seimo narius. Vėl apie tą istoriją, apie tą regioną niekas nenori kalbėti ir kalba kaip apie didžiausią baubą. Todėl, kad tai iš tikrųjų baubas, nes jis pakeičia santykis į tikrovę. Kiekvienai žmogus turi nagus į save atsuktus. Ir tam tikrais momentais reikalingos, vat, pavyzdžiui, jeigu karas, arba didžiulė nelaimė, būdama suformuluojama tada, ar kažkoks atskiras, ir dažniausiai tai būdavo regionais. Būdavo tas žinių tinklas kaip neuronai, ten tiek vyrai, tiek moteris galėjo būti žiniais, kurie surišta buvo su psichologiniu, tai yra iš esmės psichologo, psichoanalitikų tinklas. Nes svarbiausia tai dora. Jeigu yra pusiausvyra, teisiniai santykiai tarp žmonių, nereikia jokios vyriausybės, nereikia nieko, nes viskas natūraliai gerai vystosi. Grupė reikalingas auditorių arba specialistų tik tai labai žiauriai problemai ištikus. Kaip pavyzdžiui, paskendo visas žemynas ir ten reikėjo kelti staiga didžiulę masę žmonių, tada taip prasidėjo organizuotis ir buvo renkami vyrai, nes jėgos reikėjo. Ir mąstymas kitoks, greitis kitoks, visa kita. Tai kadangi hetai, arba hetitai, arba getai, galim netgi ir taip jas įvardinti, tai buvo atėję iš Trakijos apie 2100 metus prieš Kristų, kadangi kultūros centras buvo ne Egiptas, Egiptas buvo periferija.
pagal archeologinius radinius. Jie skiriasi 3000 mečiais nuo Sarmatijos. Pagal metalurgiją, tenai, pagal gyvulininkystę, jie jau naudojosi sukurtais tais dalykais, patobulindami. Nes jie būdavo kaip amatininkai, daugiau pas mus buvo žemdirbystė, gyvulininkystė, bet buvo tiek viskas daug, kad jiems buvo nusispjauti. Tas nervų neuroninis tinklas, doros, pats, pavyzdžiui, žodis pas mus išliko sarmata. Tai yra tik dora, tai nėra kažkokia mistika, ar dar kažkas, tai kad tu ten turi aplink ąžuolą vaikščiot, barzdą apsiželdinęs, tenai gaidžius pjaut visokius alaus, tam 50 litrų išgert, tada su dievais pradėt kalbėti, nieko panašaus. Ir kadangi getai atsikėlė, jie sugrįžo atgal į Anatoliją iš esmės. Nėra žemaičių ir niekada nebuvo. Vytauto vėl išgalvotas pavadinimas, aiškinantis su vokiečiais. Aukštoji Lietuva, žemoji Lietuva. Bet visiškas bullshitas, nes originaliai rašosi Gedija. Ir tada turime mes vieną iš seniausių tautų pasaulyje. Getai. Nes getai, pasižiūrėkit, ten su kokiom juostom getų dievai, kaip per kūną žaibus laiko, jeigu į Pavandenės bažnyčią ten tokią nuvažiuosit ir pažiūrėsit, kokius žaibus laiko getų dievybę rankoj. Ir kokie yra Žemaitijoje ant kryžių šitie gyvatėlės. Jokio skirtumo. Tik skirtumas 4000 mečiai. Bet pas mus visą laiką archeologija paėmė ir tu žiūri 6000 mečiai. Čia seniau negu ten. Tai vat, koks paskendęs žemynas, kokia paskendusi kultūra, kokio masto, sunku net protų, ta prasme, taip normaliai. Aš tik tai faktus dėliau ir žiūrėjau. Ir kuo tu daugiau žiūri, tuo tu daugiau supranti, kad tu susiduri iš tikrųjų su Atlantida. Iš viso, jeigu pradėti žiūrėti, čia tada istorija pradeda dėliotis. Turi būti kaip programinė kalba kompiuterinė. Labai nuosekliai viskas turi. Tada, kai pasileidžia, va tai be trūkių, 1000-metis ir hop, nedingsta, bet toliau gali nuosekliai. Jeigu jūs pasižiūrėsit, ką Biblijoje rašo Mozė, tai jūs turite eiti ir sunaikinti visus, kurie gyvena toj žemėje. Bet čia sakau, tik ar be saulės smūgį gavęs žmogelis pasakyti, kad va, to kaimyno anapus upės žemė yra mano žemė. Nes kaimynas Dievo akise yra blogesnis, o tai geresnis Dievo akise. Nes paimkit Bibliją, tai yra Dievo žodis, neklystamas žodis, ar ne? Ir jūs ten pamatysit, kad Dievas liepia visus išžudyti toj žemėje, nes jie nenori išeiti. Tai kas vyko? Iš esmės per 40 metų iš laisvų žmonių buvo padaryti vergai. Dabar žiūrėkit, marketingistai šitą triuką naudoja, tėvai naudoja visi. Pavyzdžiui, vaiko sąmonė iki 6 metų žodelio neegzistuoja, egzistuoja tik grynosios sąvokos. Pavyzdžiui, pasakysiu, tu nelies šito puoduko kavos, nes išpilsi. Arba negalim šito liesti. O vaikas priešingai pribėgs ir capt, nes pas vaiko žodelis neegzistuoja, egzistuoja tik puodukas ir liesti. Ir tam, kad jis įrodytų, kad tu klysti, nes jis nesupranta, ką tu kalbi, jis supranta liesti, judinti viską. Ir dabar išvardinkit dekalogą man. Na, bet kurios iš 10 Dievo įsakymų. Bet tai yra neiginiai, kuriuos mes esame išmokomi, kaip daryti. Tai ir buvo tas ideologijos sukūrimas, paremtos neiginiais. Nes tada tu žinai iš esmės užprogramuojamas, ką tu turi daryti. Ir jeigu pažiūrėsim, kur yra krikščionybė, ar islamas, kuris taip pat kilęs iš šito, ar judaizmas, tai yra pačios didžiausios žmonijos katastrofos, žudynės. Didesnių nėra buvę niekur. Net paimkim visai neseniai vykus antrą pasaulinį karą. Jis prasidėjo tokios patologijos tik tai krikščioniškam pasaulyje. Islamo pasaulyje lygiai tokie džihadai, ta prasme ir visa kita. Ir judaistiniam pasaulyje, ką jūs Biblijai paimkite ir paskaitykite visą. Ir kadangi pas mus buvo milžiniška teritorija, kuri taip labai nereaguodavo į visus tokios smulkmenas. Iš esmės, kadangi periferija buvo ir nesusidūrė mūsų kultūra su tos periferijos ideologija. O šitokia ideologija, ta žvėriška, jinai kokam geriausiai tiktų, turbūt Henrichui daktarui tiktų, tokiam irgi geras gydytojas. Tai, ta prasme, kriminalinį pasaulį jinai labai gerai yra.